Lietuvos karatė Kyokushin pažybos sesės Magdalena ir Brigita Gustaitytės. Pernai tapusios Europos čempionėmis merginos sako, kad pergalės žadina troškimą siekti naujų trofėjų. Sesės Brigita ir Magdalena Gustaitytės jau įpratusios treniruotis vienos. Beveik 10 metų jos lipa sunkiais Kyokushin karatė laipteliais. Rudenį jiems pavyko užlipti ant jaunimo Europos čempionato aukščiausios pakilos. Labai daug darbo buvo įdėta visus 10 metų, tikrai labai daug sportuodom savarankiškai namuose ir dviese ir ateidom čia į treniruotis, tikrai labai daug buvo įdėta, tiesiog pagaliau tai pradėjo atsipirkti. Senojo žemyno pirmenybėse auksu pasipuošė abi sesės. 19-metė Magdalena triumfavo svorio kategorijoje iki 65 kg, o 2 metais vyresnė Brigita sunkesniųjų grupėje. Vilnietės tvirtina, kad po tokių pergalių sulaukė dar daugiau pagarbos, ne tik iš varžovių, bet ir draugų. Esu susilaukus įvairių reakcijų, tai dažniausiai yra 2 tipų. Vienas arba sako, aš tavęs bijau ir nieko blogo su tavim nedaro ir labai gražiai elgiasi, o kiti tai iš tikrųjų yra pagarba didelė. Ypač po visų čempionatų ateina ir tikrai ir vaikinai visi ir sako labai šaunuolė ir tiesiog čia tas stereotipas, man atrodo, mes jūs sėkmingai sulaužėm, tai bent jau mūsų draugų rate tai tikrai nėra kažkoks, kad ten moteris sportuoja, tai jam jau įprasta yra. Sesėms Gustaitytėms užkariauti Kyokushin karatė pasaulį padeda buvęs pasaulio vicečempionas Donatas Imbras. Prieš keliarius metus ilgametę Kyokushin karatė karjerą baigęs vilnietis ir Brigitai ir Magdalenai yra ne tik treneris, bet ir vertingas patarėjas visais gyvenimo klausimais. Aš galėčiau pasakyti, kad vien ta motyvacija sportuoti yra dėl trenerio, nes jis tiesiog visiems yra kaip šeimos narys. Ta prasme, trečias žmogus šeimoje, kaip atsiklausi mamos, atsiklausi tėčių, tada trečias žmogus, kurio visko turi paklausti ir gali daryti, yra treneris. Ir tiesiog visus metus, kai būdavo sunku, tu nebeturėti visada padrasindavo, ir tas būdavo kaip priežastis, kodėl tu nemes, nes tu žinai, kad tas žmogus tave visada palaiko. Tai toks. Ta prasme, trenerio čia, manau, daugiausia buvo įdėta į mūsų tas pergalės. Sesės treniruotis pradėjo ne kartu. Pirmoji silpnybė kovos menams pajuto Magdalena. Ji nuolatinėmis kalbomis apie įdomias treniruotes netrukus užkrėtė ir vyresnėje seserį. Man bus paskutiniai metai jaunimo čempionate, kaip dabar buvo Europo, Magdalenai dar tik tai antri, tai tikiuosi ten viskas taip pat gerai seksis. Brigita ir Magdalena gyvena su svajone, kada nors tapti pasaulio čempionėmis. Reporteris Edgaras Maslauskas, Vilnius.